Matematikoje egzistuoja vienas įdomus paslaptingas skaičius. Chronologas Jasonas iš Archaics su programuotojo pagalba ištestavo nuo 1 iki 50 000 teigiamų sveikųjų skaičių. Rezultatai parodė, kad šiuo algoritmu visi skaičiai iki 50 000 nusinulina arba pasiekia magišką skaičių. Pamėginkime pradžiai atlikti nesudėtingą atimties veiksmą su bet kokiu teigiamu sveiku vienženkliu skaičiumi. Pavyzdžiui, 4. Iš to skaičiaus atimame jo veidrodinį skaičių, kadangi tai vienženklis, tai iš jo paties. Atsakyme gauname 0. Paimkime bet kokį dviženklį skaičių, pavyzdžiui, 17. Jį apsukime ir veidrodiniu principu perskaitome. Iš 17 minus 71. Gauname minus 54. Šitam algoritmui reikalingas teigiamas sveikasis skaičius. Paprasčiausiai nuimame minuso ženklą ir iš karto atsakyme rašome 54 be minuso ženklo. Tada antroje eilutėje rašome gautą rezultatą ir minus veidrodinis skaičius 4, 5. Tada trečiame paskutinėme žingsnyje gauname 9 ir tai vienženklis skaičius minus 9 ir rezultatas 0. Įdomi savybė, kad paskutinėje eilutėje prieš kiekvienam sveikam teigiamam skaičiui nusinulinant ar pats magiškas skaičius dalinasi iš 9. Pirmieji du pavyzdžiai parodo, kaip nusinulinama, o su sekančiu pavyzdžiu nutinka kai kas įdomaus. Paimkime keturženklį skaičių 1958. Atimame jo veidrodinį 8591. Rezultate gauname 6633. Toliau atliekame analogišką veiksmą. Vienas, 2, 3, 4, 5, 6 atlikti žingsniai ir kaip jau turbūt pastebėjote, 2 žingsniai atgal gauname tą patį skaičių 4 eilutėje kaip ir 6. Tai žadėtas magiškas skaičius 2178, kuris čia suveikia kaip grįžtamasis ciklas ir nenueina iki 0. Ir šitas skaičius 2178 dalinasi iš 9. Gauname 242. Pamėginkime su triženkliu skaičiumi. Paimkime, pavyzdžiui, 680. Minus veidrodinis 086 lygų 594. Antroje eilutėje gauname 99 ir trečioje paskutinėje eilutėje gauname 0. Paimkime kitą keturženklį skaičių, pavyzdžiui, 3246. Atimame jo veidrodinį 6, 4, 2, 3,
gauname 3177. Toliau kartojam tuos pačius veiksmus, einame žemyn, žemyn. Prieiname paskutinę eilutę, kur gauname 909, jis dalinasi iš 9, kur atsakymę gautume 101 ir mūsų rezultatas gaunasi taip pat 0. Šitame algoritme prireikė net 8 žingsnių, kad nueitume iki 0. Na ir paskutiniam pavyzdžiui paimkime 5-ženklį skaičių jau artimesnį 50 000, pavyzdžiui 42 865. Prireikė 5 žingsnių, kad nueitume iki 0. Jeigu norėsis patiems paeksperimentuoti, paieškoti šito magiško skaičiaus ir kam nesinorės ilgų paieškų, dar porą keturženklių pavyzdžių 2046 ir 5236. Konstatuojant, man tai yra įspūdingas atradimas, šitas algoritmas parodė, kad yra išsiskiriantis unikalus skaičius matematikoje 2178. Išties sunku suvokti, kaip taip gali būti, kad iš 50 000 skaičių atliekant šį algoritmą išimtimi būna tik šis vienas skaičius. Dar galiu pasakyti, kad šitas skaičius susijęs su kalendoriumi ir Fenikso reiškiniu 138 metų periodiškumu. Prijausčiau nuomonei, kad tai atgalinis skaičiavimas laike ir yra portalas šioje realybėje, kuri paremta sudėtinga matematinė sistema.